Kiekviena įmonė, kuri teikia paslaugas, gamina produkciją ar vykdo kokius nors projektus, turi apskaičiuoti jų savikainą. Taip daroma dėl įvairių tikslų. Dėl parodymo finansinėje atskaitomybėje, dėl mokesčių apskaičiavimo ir įmonės vidaus tikslais. Seminare aptarsime, kokie savikainos rodikliai, kokiais būdais yra apskaičiuojami ir kaip naudojami visais minėtais atvejais. Kaip žinia, kiekviena įmonė turi apskaičiuoti savo pagamintos produkcijos, suteiktų paslaugų, atliktų darbų bei projektų savikainą. Kaip apskaičiuoti gamybinę savikainą, labai glaustai aptarė verslo apskaitos standartai, o įmonė, atsižvelgdama į jų reikalavimus, turi pasirengti savo išlaidų ir savikainos apskaičiavimo vidinę tvarką. Panašiai yra ir dėl savikainos apskaičiavimo pelno mokesčio atžvilgių. Šį mokestį reguliuojančiose teisės aktuose šie klausimai irgi labai trumpai aptarti. Dabar aptarsime, kokie savikainos rodikliai, kokiais būdais yra apskaičiuojami ir naudojami finansinės apskaitos, pelno mokesčio ir įmonės vidiniais tikslais. Pradėsime nuo finansinės apskaitos dalykų, kokie yra verslo apskaitos standartų reikalavimai savikainai apskaičiuoti. Kalbant apie įmonės pagamintos produkcijos savikainos apskaičiavimą, kokios išlaidos turi būti įskaičiuotos į gaminių savikainą, šie dalykai, kaip matome, glaustai aptarti 9 verslo apskaitos standarte. Toliau pateiktos šio standarto ištraukos, kurios apima minėtus reikalavimus. Standarte yra apibrėžta, kad produkcijos savikaina sudaro tiesioginės ir netiesioginės gamybinės išlaidos, pateikti ir tokių išlaidų pavyzdžiai, kaip matome. Tiesą sakant, tiesioginių ir netiesioginių išlaidų sudėtis priklauso nuo įmonės gamybinės veiklos ypatumų. Todėl šiame standarte pateikti pavyzdžiai ne visada atitiks konkrečios įmonės situaciją. Tiesioginėmis gamybos išlaidomis, nepriklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio, bus tokios išlaidos, kurios pagal surašytus apskaitos dokumentus bus aiškiai susietos su konkrečiais produktais. Dažniausiai įmonėse tiesioginės gamybos išlaidos sudaro tiesiogiai produktus gaminančių darbininkų darbo užmokestis ir susijęs mokesčiai, tiesiogiai į gaminamų produktų sudėti įeinančios žaliavos bei medžiagos, būna ir kitos rūšies tiesioginių išlaidų, pavyzdžiui, kada iš išorės perkama paslauga, kuri tenka konkrečiam produktui gaminti. Pavyzdžiui, leidykla parengia knygą spaudai ir perduoda ją atspausinti į spaustuvę 1000 egzempliorių tiražu. Ir spaustuvės paslauga, tarkim, šiam knygos tiražui atspausinti kainuotų 10 000 eurų. Tai reikštų, kad po 10 eurų spausdinimo išlaidų reikėtų mums tiesiogiai įskaičiuoti į kiekvieną atspausdintos knygos vieneto savikainą. Toliau šiame 9 standarte aiškinama, kokios gamybos išlaidos įmonė turi būti laikomas netiesioginėmis. Tokių išlaidų sudėtis priklauso nuo įmonės gamybinės veiklos specifikos. Na ir tipinio atveju į gaminių savikainą netiesiogiai būtų įskaičiuojamos išlaidos, kurios būtų tokios. Tai yra, paprastai tai būna tiesiogiai produktų negaminančių, bet sudarančių sąlygas gamybai vykti ir aptarnaujančių darbininkų atlyginimai su jais susiję mokesčiai. Taip pat sunaudotos įvairios pagalbinės medžiagos, taip pat prie netiesioginių išlaidų paprastai yra priskiriamos gamybinio ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei eksploatavimo išlaidos. Na ir dar įvairios išlaidos, kurios daromos gamybos procese, bet jų tiesiogiai konkretiem produktam priskirti mes negalime, arba tai daryti būna tiesiog neracionalu, neapsimoka to daryti. Ir tada, norint netiesioginės išlaidas įskaičiuoti,
į skirtingų produktų savikainą naudojami įvairūs paskirstymo kriterijai, kurių pagalba netiesioginės išlaidos yra dalinamos produktams. Na ir kokie tie kriterijai mes netrukus aptarsime. Dabar matome tokią schemą, kurioje paaiškinta pati gamybos išlaidų skaičiavimo į savikainą esmė. Taigi, gaminant produktus, visos išlaidos turi būti vienaip ar kitaip įskaičiuotos į produktų savikainą. Jeigu galime gamybos išlaidas įskaičiuoti į savikainą tiesiogiai, remiantis surašytais apskaitos dokumentais, tai yra įmanoma, be abejo, tokias išlaidas tiesiogiai mes ir skaičiuosime. Bet jeigu tarp išlaidų ir konkrečių produktų akivaizdaus ir dokumentuoto ryšio neturime, tai tokios išlaidos bus netiesioginės ir jas įskaičiuosime į savikainą netiesioginiu būdu. Tai reiškia, kad tokioms išlaidoms paskirstyti naudosime tam tikrus paskirstymo kriterijus. Kiekvienai netiesioginių išlaidų grupiai parenkamas labiausiai tinkantis paskirstymo kriterijus, pagal kurį tos išlaidos ir bus paskirstomos. Na ir šiuo atveju svarbu laikytis tokios taisyklės, kad kiekvienai netiesioginių išlaidų rūšiai reikia visada ieškoti labiausiai tą rūšį atitinkančio kriterijus. Na, pavyzdžiui, pagalvokime, gamybos įmonėje daromos tokios išlaidos, tarkim, pagalbinių darbuotojų atlyginimai, naudojamos pagalbinės medžiagos, daromos gamybos įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos, taip pat elektros energijos sąnaudos tiems įrengimams naudoti, patalpom apšviesti. Ir visa tai yra netiesioginės gamybos išlaidos, tačiau jų visų indėlis į produktų gamybą daromas visiškai skirtingų būdų. Todėl tiesiog būtų neteisinga visas tokias išlaidas paskirstyti pagal vieną bendrą jom visom kriterijų. Tai būtų tiesiog informacijos iškraipimas. Taip būtų galima daryti tada, kada netiesioginės išlaidos daromos kartu, apjungtai gamybos procese. Pavyzdžiui, naudojami gamybos įrengimai produktams gaminti ir tada patiriame tiek įrengimų nusidėvėjimo sąnaudas, tiek tais įrengimais naudojamos elektros energijos sąnaudos. Taigi šias abiejų rūšių sąnaudas galime be abejo paskirstyti pagal vieną bendrą kriterijų, kadangi šios sąnaudos daromos kartu. Dabar matome per du puslapius pateiktą lentelę, kurioje surašytos visos praktikoje taikomos netiesioginių išlaidų paskirstymo kriterijų grupės, kurios yra išskirtos pagal tam tikrus požymius. Ir kiekvienoje tokia grupėje gali būti išskirtas ne vienas paskirstymo kriterijus, bet keletas. Na ir produktų savikaina apskaičiuojantis buhalteriai turi patys nuspręsti, kokiuose situacijose kokie paskirstymo kriterijai turi būti naudojami. Be abejo, visada tikslas yra, kad pasirinktume tokį paskirstymo kriterijų, kuris duotų mus kuo teisingesnį galutinį rezultatą. Na ir toliau po tos lentelės su paskirstymo kriterijų grupėmis yra pateikti du pavyzdžiai, kurie susijęs su paskirstymo kriterijus pasirinkimu tam tikrose situacijose. Pirmam pavyzdyje yra pateikta, kai netiesioginės išlaidos paskirstomos pagal darbuotojų dirbtą laiką. Antram pavyzdyje yra pateikta situacija, kai netiesioginės išlaidos paskirstomos pagal atliktų technologinių operacijų kiekį. Tai kadangi patys pavyzdžiai aiškiai yra aptarti, tai papildomai, žodžiu, jų komentuoti nėra būtinybės. Kalbant apie įmonės teikiamų paslaugų savikainos apskaičiavimą, tai šį klausimą reglamentuoja 11 apskaitos standartas.
Ir čia taip pat apibrėžiama dar trumpiau negu prieš tai matėme, kad suteiktų paslaugų savikaina ją sudaro tiesioginės ir netiesioginės paslaugų teikimo išlaidos. Kas patenka į tiesioginės ir netiesioginės paslaugų teikimo išlaidos, tai irgi priklauso be abejo nuo kiekvienos įmonės veiklos ypatumų, kokios išlaidos tos įmonės veikloje yra daromos. Na, o suteiktų paslaugų savikaina apskaičiuojama priklausomai nuo to, kaip yra organizuotas pats paslaugų teikimas įmonėje. Ar paslaugos teikiamos užsakyminiu būdu, kad dirbamas individualiai su konkrečių paslaugų užsakovu, tenkinant jo kažkokius specifinius poreikius, ar galbūt paslaugos yra teikiamos srautiniu būdu. Tai yra, kada standartinės paslaugos, identiškos vienodos paslaugos teikiamos visiems tų paslaugų gavėjam, nepriklausomai nuo jūsų kažkokių specifinių poreikių. Tai daro įtaką ir paslaugų savikainai apskaičiuoti. Na ir čia taip pat yra pavyzdys su paslaugų savikainos apskaičiavimu, kada tiek tiesioginės, tiek netiesioginės paslaugų teikimo išlaidos yra įskaičiuojamas į suteiktų paslaugų savikainą. Tai kadangi pavyzdys yra aiškiai aprašytas, tai jo papildomai komentuoti žodžiu nėra prasmės. Aptarę glaustus finansinės apskaitos ir atskaitomybės reikalavimus, kurie keliami gaminių ir paslaugų savikainai, aptarsime, kaip šios dalykus traktuoja pelno mokesčio reglamentai. Taigi, apskaičiuojant pelno mokestį iš mokestinio laikotarpio apmokestinamų pajamų atimama per tą laikotarpį parduotos produkcijos bei suteiktų paslaugų savikaina, kuri tampa leidžiamis atskaitimais. Na ir tai mes matome iš pateiktos pelno mokesčio ir pelno mokesčio įstatymo ir jo komentarų ištraukos. Ir šiuo atveju pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais yra naudojami, kai matome, pagal finansinės apskaitos ir atskaitomybės reglamentus apskaičiuoti išlaidų ir savikainos dydžiai. Taigi, šiuo atveju tiesiog įmonė turi vadovautis tuo, kas yra reglamentuota finansinė apskaitoje. Na, be abejo, galimi skirtumai, kada, pavyzdžiui, pelno mokesčio įstatymas nurodo kitaip, dėl kai kurių išlaidų, tarkim, kad tam tikros išlaidos gali būti pripažintos neleidžiamis atskaitimais, o įmonė tas išlaidas finansinėje apskaitoje įtraukia į produktų pagaminimo savikainą, po to tai tapo parduotų prekių savikaina. Tai be abejo, tokiu atveju reikia atlikti koregavimus, nes tos išlaidos, kurios taps neleidžiamis atskaitimais, jau turi būti deklaruojamos kitaip. Na ir kalbant apie pelno mokesčio reikalavimų savikainai, reikia pasakyti, kad kartais tenka apskaičiuoti ne tik tai mūsų įprastinę gamybinę savikainą, kurią sudaro produktų gamybos išlaidos arba paslaugų teikimo išlaidos, bet kartais tenka apskaičiuoti pilnąją savikainą, taip sakant, pilnesnės savikainos rodiklį. Na ir vienas iš atvejų, mokestinio atveju, kada tai reikia atlikti, tai yra susijęs su mokestiniu nuostoliu perkelimu. Pilnesnio savikainos rodiklio reikia, kada norime įvertinti, kokį įtaką pelningų metų mokestiniam pelnui daro ankstesniais metais patirti mokestiniai nuostoliai. Jeigu pelningaisiais metais nutraukiama kai kurių anksčiau gamintų produktų rūšių gamyba, nutraukiama arba buvo nutraukta jau prieš tai. Na, lygiai tas pats būtų, jeigu įmonė vykdo keletą pajamas uždirbančių veiklų ir kažkurią vieną iš tų veiklų įmonė nutraukia. Na, tokiais atvejais reikia apskaičiuoti
tiek jau nebevykdomų, tiek dar tebevykdomų veiklų pilnąją savikainą. Kada apskaičiuojame pilnoji savikaina veiklos, jinai yra palyginama su iš veiklos uždirbtomis pajamomis ir taip nustatomas pelnas arba nuostolis iš tam tikros veiklos. Nes, kaip žinome, nebevykdomų veiklų patirtais nuostoliais mes negalėsime mažinti vėlesnių laikotarpių apmokestinamo pelno. Todėl tai irgi yra svarbu. Na ir kaip apskaičiuojami tie pilnesni savikainos rodikliai, aptarsime pasitelkę šią schemą. Pirmiausiai, kas čia mums pateikta, tai gamybinė savikaina produktų, kuri yra apskaičiuojama tipinio atveju tiek finansinėje apskaitoje, tiek ir pelno mokesčio tikslais. Ir gamybinė savikaina sudaro, kaip jau minėjau, gamybinės tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Taip pat priklausomai nuo įvairių situacijų, nuo poreikių, gali būti įmonė apskaičiuojama ir komercinė savikaina, į kurią papildomai dar yra įskaičiuojamos pardavimų išlaidos. Pardavimų išlaidos tai yra visos su produktų pardavimo veikla susiję išlaidos. Tai yra reklama, tai yra ir pardavimo darbuotojų atlyginimai, ir prekių pristatymo išlaidos pirkėjams, jeigu mes savo lėšomis pristatom prekes pirkėjams. Na ir taip toliau, viskas, kas susijęs su pardavimų veikla. Na ir tai jau minėtoji pilnoji savikaina. Tai savikainos rodiklis, į kurį mes papildomai dar skaičiuojam įmonės bendrasias ir administracijas išlaidas. Na ir tada ta pilnoji savikaina yra palyginama su pajamomis iš to objekto, tarkim, jei kalbame apie veiklos, apskaičiuojame veiklos savikainą, pilną savikainą, tada ją lyginame su pajamomis iš tos veiklos ir taip nustatome konkrečios veiklos galutinį rezultatą, pelną arba nuostolį. Na, mūsų pavyzdyje gaunasi nuostolis, nes pajamos yra mažesnės negu tos veiklos pilnoji savikaina. Dabar toliau kalbėsime apie savikainos apskaičiavimą ir naudojimą įmonės vidiniais tikslais. Kiekvienai įmoniai be abejo yra svarbu dirbti pelningai ir norint veiklos rezultatus paveikti gerąją linkme, taip sakant, kad būtų pelnas, tai už įmonės veiklą atsakingi asmenys, vadovai turi stebėti, vertinti įmonės vykdomų veiklų, produktų, projektų atsiperkamumą. Na ir tam į pagalbą jiems apskaičiuojami, naudojami įvairūs pelningumo rodikliai, kuriuos aptarsime. Naudojami įmonėse dviejų rūšių pelningumo rodikliai. Tai galutinio pelningumo rodikliai ir tarpinio pelningumo rodikliai. Na, galutinio pelningumo rodikliai tai yra tokie, kada naudojama būtent pilnoji savikaina, apie kurią tik kalbėjome. Kai apskaičiavus pilną savikainą, jinai yra lyginama su pajamomis iš kažkokio tai mūsų rūpimo objekto, tarkim iš produkto. Taip apskaičiuojant produkto pelningumą. O tarpinio pelningumo rodikliai tai yra maržos. Maržos naudojamos tada, kai mums informaciją apie produkto pelningumą reikia gauti, taip sakant, lengviau, dėl to tai galima gauti greičiau, dažniau, negu kad mes apskaičiuotume kažkokio tai produkto galutinio jau pelningumo rodiklį. Taigi tiesiog tie tarpinio pelningumo rodikliai yra toks gana operatyvus sprendimas. Na ir toliau pavyzdžio pagalba aptarsime, kaip tie tarpinio pelningumo rodikliai, tai yra maržos, yra apskaičiuojamos ir kaip jos naudojamos. Tai, ką mes matome pavyzdyje, įmonė gamina ir parduoda tam tikrais kiekiais 3 skirtingus produktus, kurie čia yra įvardinti A, B ir C produktai. Na, ketvirčio pradžioje nebuvo jokių likučių, nei pagamintų produktų, nei nebaigtų gaminti produktų. Viskas, kas per ketvirtį
pagaminta, viskas yra per tą patį ketvirtį ir parduota. Taigi ketvirčio pabaigoje irgi neliko jokių atsargų likučių, nei pagamintos produkcijos, nei nebaigtos gamybos. Na ir tai, ką mes matome, dabar tai yra tos įmonės, apie kurią kalbam, vidinė ataskaita, kurioje ir matosi šitų 3 produktų tarpinio pelningumo rodikliai. Dabar šitos ataskaitos 6 skiltyje yra pateikti duomenys bendrai už visus 3 produktus, tai yra, sakykime, už visą įmonę, taip kaip tarsi tai būtų pelno nuostolio ataskaita. O pirmoji eilutė skirta pardavimo pajamoms iš kiekvieno produkto, antroji eilutė čia yra pateiktos kiekvieno produkto gamybos išlaidos, o kadangi visi pagaminti per ketvirtį produktai yra parduoti, tai šitos gamybos išlaidos, gamybinė savikaina, tuo pačiu tampa ir parduotų prekių savikaina, tai tampa sąnaudomis. Na ir dabar trečia eilutė. Iš pardavimo pajamų atėmus parduotų prekių savikaina apskaičiuojama kiekvieno produkto marža. Dabar matome maržą įvardintą 2 būdais. Marža pirmoji arba įvardinta dar komercinė marža. Na, kodėl yra šiuo atveju panaudoti 2 pavadinimai? Todėl, kad įmonėse dažnai yra apskaičiuojamas ne vienas maržos rodiklis, o 2, 3 ir dar daugiau būna. Ir tada tiesiog reikia juos kiekvieną įvardinti tam tikrų būdų, kad tiesiog būtų aišku, apie kurią maržą yra kalbama. Jeigu, tarkim, 3 maržos, jos turi turėti savo skirtingus pavadinimus. Tas pats kaip ir 2 maržos, jos irgi turi būti įvardintos skirtingai, kad būtų aišku, apie kurią maržą kalbama. Šiame pavyzdėje irgi matome, yra 2 maržos. Dabar šitas tarpinis rodiklis, tai yra marža, dar laikomas kaip tam tikras išlaidų padengimo rodiklis. Pavyzdžiui, ši marža, komercinė marža, trečia eilutė, turi padengti tolesnės pateiktas išlaidas, o tolesnės išlaidos yra 4 eilutėje produktų pardavimo sąnaudos. Na, galima sakyti, kad tai yra pardavimo arba komercinės sąnaudos, tai yra pardavimo arba komercinė veikla. Ir ta marža pirmoji arba komercinė marža turi padengti tas tolesnės išlaidas, tai yra šiuo atveju komercinės veiklos išlaidos. Ir dabar 4 eilutėje tos pardavimo sąnaudos yra padalintos produktams pagal tai, kiek tų pardavimo sąnaudų tenka konkrečiam produktui. Ir tada 5 eilutėje gauname dar vieną maržos rodiklį, tai yra marža antroji arba bendroji marža, kuri šiuo atveju jau dar geriau išreiškia kiekvieno produkto atsipirkimo dydį, atsipirkimo laipsnį. Ir matome, kad produktą C 5 eilutė yra 0. Tai iš karto mums signalizuoja, kad šitas produktas C yra nuostolingas. Nors mes čia nematom dar nuostolio 5 eilutėje, bet suprantame, kad ta bendroji marža, kuri apskaičiuota 5 eilutėje, jinai dar turi padengti žemiau einančias įmonės bendrasias ir administracijos išlaidas arba sąnaudas. Jeigu mes iš to produkto C nulinės maržos atimtame nors 1 eurą bendrų administracijų sąnaudų, iš karto tai būtų su kiekvienu euru vis didėjantis nuostolis iš to produkto. Tai reiškia, jau mums net nebereikia apskaičiuoti to produkto C pilnosios savikainos, kad gautume produkto C pilną savikainą palyginę su jo pajamomis, gautume tą jau galutinį pelningumo, šiuo atveju nuostolingumo rodiklį. Mūsų jau dabar vien maržos pagalba akivaizdu, kad produktas C yra nuostolingas. Tai dar kartą akcentuoju, kad šitie tarpiniai pelningumo rodikliai, tai yra maržos apskaičiuojamos dažnai todėl tiesiog, kad šitie rodikliai apskaičiuojami daug lengviau negu pilnosios savikainos apskaičiavimas, užima darbo ir pastangų. Apskaičiuojame lengviau, greičiau ir todėl galima tokią informaciją, tai yra mažos rodiklius, apskaičiuoti pakankamai dažnai, tai yra kartą per mėnesį, kartą per savaitę, jeigu toks poreikis yra. Bet vis tiek tam tikrais atvejais vien mažos rodiklių nepakanka,
tam tikrais atvejais reikia apskaičiuoti vis dėlto ir pilną savikainą, kad būtų galima vis dėlto įvertinti tą jau galutinį kiekvieno produkto pelningumą arba nuostolingumą. Ir dabar jau kito pavyzdžio pagalba mes panagrinėsime, kaip tai daroma. Ir dabar pavyzdys, kurį mes matom, jis yra panašus į anksčiau pateiktą. Irgi kalba apie 3 produktus A1, B1 ir C1, taip jie šiuo atveju yra įvardinti. Ir irgi tai vidinė ataskaita, ką mes nagrinėsime už 1/4. Ir esmė ta, kad per ketvirtį pagaminti tam tikri kiekiai iš tų produktų yra per tą patį ketvirtį yra parduodami. Pradinių likučių nėra ketvirčio pradžioje ir ketvirčio pabaigoje galutinių likučių taip pat nelieka. Pagaminame per ketvirtį ir parduodam per tą patį ketvirtį. Na ir dabar matome šiame puslapyje irgi iš tos įmonės vidinę ataskaitą už ketvirtį. Dabar 5 ataskaitos skiltis. Duomenys, kurie pateikti šiuo atveju irgi už visą įmonę. Tai, kas būtų iš tos įmonės pelno nuostolio ataskaitoje. Ir kas čia svarbu, mes matome apatinėje eilutėje 4000 nuostolius. 4000 nuostolius per įmonę. Ir dabar nėra aišku, o kaip šitas nuostolis susidarė. Ar visi 3 įmonės produktai yra nuostolingi? O gal kai kurie iš jų yra pelningi, o likę nuostolingi? Ir tada, norint į šitą klausimą atsakyti, reikia žingsnis po žingsnio apskaičiuoti kiekvieno produkto pilną savikainą, kad ją palyginę su pajamomis iš produkto mes suprastume, kokį įtaką šitam 4000 eurų nuostoliui už įmonę, kokį įtaką darė kiekvieno produkto rezultatas. Na ir šitoj ataskaitoje, kurią dabar matome, pateikti duomenys, pirma eilutė pajamos už ketvirtį iš kiekvieno produkto pardavimo. Po to antroji eilutė irgi yra pateikti duomenys apie produktų gamybinę savikainą, o kadangi produktai yra parduoti per tą patį ketvirtį, tai gamybinė savikaina tapo parduotų prekių savikaina tapo sąnaudomis. Na, o trečioji eilutė yra apskaičiuojama marža, komercinė marža, tai yra ją gauname, primenu, iš pardavimo pajamų atėmus pagamintų produktų savikainą. Na ir toliau, kadangi čia kaip ir parašyta virš ataskaitos apsiribojama gamybinės savikainos rodikliu, tai toliau, pradedant 4 eilute, visos išlaidos nėra padalintos produktams. O dabar, kaip pamatyti, kaip mes tas likusias išlaidas dalinsime produktams, apskaičiuodami palaipsniui komercinės savikainos rodiklį, o dar vėliau pilnosios savikainos rodiklį, matome tai jau kitame puslapyje. Na ir viršutinė ataskaita, jau tai yra modifikuota ankstesnės ataskaitos versija, kada yra papildomai dar mums įtrauktos sumos. 4 eilutė, ataskaitos pardavimų sandos, jos yra jau mūsų padalintos pagal kiekvieną produktą, kiek tenka kiekvienam produktui pardavimo sąnaudų, tai jau yra matyti šitoje ataskaitoje. Ir kartu yra apskaičiuojama jau ta marža antroji arba bendroji marža. Na ir dabar pagal šią ataskaitą, kuri yra puslapio viršutinėje dalyje, kiekvieno produkto komercijos savikaina būtų gauta sudėjus, susumavus 2 ir 4 eilutes. Reiškia, produktų gamybinė savikaina sudėjus su pardavimo išlaidomis, kurios tenka tam produktui parduoti, mes gautume, kaip prisimename, produkto komercinę savikainą. O iš pardavimo pajamų, iš pirmosios eilutės, atėmę komercinę savikainą, mes gauname tai, kas yra 5 eilutė, tai yra tą bendrąją maržą. Na ir šiuo atveju mes matome iš bendrosios maržos, kad produktas B1 jau dabar tapo nuostolingu. Jau dabar.
Bet mes dar nežinome, ar produktas A1 ir produktas C1, jie rezultate irgi taps nuostolingais ar ne. Tai tą mes sužinosime tik tada, kada apskaičiuosime šitų produktų pilną savikainą ir tai jau mes matome rezultatą apatinėje ataskaitoje, kur yra parašyta, kad šitoje ataskaitoje apimtas ir pilnosios savikainos rodiklis. Taigi, šitoj apatinėje ataskaitoje, kuri yra modifikuota ankstesnės ataskaitos versija, mes jau matome užpildytas visas eilutes, visas skiltis. Ir ką mes dabar matom papildomai, tai yra 6 eilutė, įmonės bendrosios ir administracijos sąnaudos yra paskirstytos produktams, kiek jų tenka kiekvienam produktui ir rezultate kiekvieno produkto pilnoji savikaina yra apskaičiuojama sudėjus 2 eilutę, 4 eilutę ir 6 eilutę. Tai yra, tai kai mes kalbėjome anksčiau, pilnąją savikainą produkto sudaro jo gamybinė savikaina, jo pardavimų išlaidos ir taip pat įmonės bendrosios ir administracijos išlaidos, kiek jų tenka tam tikram produktui. Bet ir tada iš pardavimo pajamų kiekvieno produkto atėmę pilnosios savikainos rodiklį, mes gauname jau 7 eilutė apatinėje rezultatą iš kiekvieno produkto. Ar produktas duoda pelną, ar produktas duoda nuostolį. Na ir dabar matome, kad produktas A1 ir C1 vis dėlto yra pelningi, tiesiog produktas B1 yra tiek nuostolingas, kad jisai suvalgo, taip sakant, tų kitų produktų pelną ir rezultate įmonė dirba nuostolingai. Bet neapskaičiavę šitų dalykų, mes tiesiog nežinotume. Žinotume tik tai tiek, kad įmonės veikla nuostolinga, bet nežinotume, o kodėl jinai nuostolinga, kuris produktas, taip sakant, įmonė tempia į dugną. To mes nematytume. Tam vis dėlto būtina apskaičiuoti pilnąją kiekvieno produkto savikainą, palyginti ją su pajamomis iš to produkto ir tik tada mes pamatome, taip sakant, pilną vaizdą. Dabar aptarėme, kad įmonėse įvairūs savikainos rodikliai yra apskaičiuojami skirtingais tikslais. Na ir klausimas, o kokiu būdu, kaip tie rodikliai apskaičiuojami? Tai tam yra taikomi įvairūs savikainos apskaičiavimo metodai ir būdai, kurie priklauso nuo įmonėje vykstančių veiklos procesų, jų organizavimo ypatumų ir priklauso nuo pasirinkto išlaidų apskaičiavimo ir apskaitos modelio. Prieš aptariant schemoje, kurią matome pateiktus savikainos apskaičiavimo metodus, pirmiausia noriu užakcentuoti porą svarbių dalykų, kad pirma, visi šitie metodai yra naudojami apskaičiuojant bet kokio objekto savikainą. Ar mes kalbėtume apie produkciją, ar apie paslaugas, ar apie atliekamus darbus, ar apie vykdomus projektus, ar apie kažkokią įmonės vykdomą visą veiklą. Visi šitie metodai, jie tinkami visais minėtais atvejais. Na ir antras dalykas, šitie metodai, ką mes irgi matome, jie naudojami apskaičiuojant bet kokios apimties savikainos rodiklius. Tiek gamybinė savikaina, tiek komercinė savikaina, tiek pilna savikaina. Na, trumpai tariant, yra tik tai du baziniai savikainos apskaičiavimo metodai, tai yra užsakyminis metodas ir procesinis metodas. Dabar kiekvieną trumpai aptarsime, taigi pradėsime nuo užsakyminio metodo. Įmonėse, kuriuose produkcija gaminama arba paslaugos yra teikiamos pagal individualius užsakymus, yra apskaičiuojama kiekviena užsakymo savikaina atskirai nuo kitų užsakymų. Va tada ir yra taikomas užsakymininis metodas.
Taikant užsakyminį metodą, savikainos apskaičiavimo objektas yra užsakymas, kurį įmonė vykdo ir visos susiję su užsakymo vykdymo išlaidos yra tiesiogiai arba netiesiogiai skaičiuojamas į to užsakymo savikainą. Na ir priklausomai nuo įmonės vykdomos veiklos užsakymas gali būti tai kažkoks materialus gaminys arba materialių gaminių grupė gaminama. Gali būti užsakymas tiesiog teikiama kažkokia individuali paslauga arba netgi kažkoks didelis paslaugų kompleksas. Tiek gamybos, tiek paslaugų įmonėse užsakyminio metodo taikymo principai yra lygiai tokie patys, o kažkokie skirtumai išlaidų apskaičiavime ir apskaitoje skirtumai atsiranda tik tai priklausomai nuo to, kiek yra pats tas užsakymas kažkoks vis kitoks, taip sakant, priklausom nuo paties užsakymų specifikos. Nuo to priklauso, ar yra išlaidų apskaitoje kažkokie niuansai, ar nėra. Nes pati apskaita, ar tai yra paslauga, ar tai yra materialus gaminys, pati apskaita, savikainos apskaičiavimas yra lygiai tokia pati. Dabar, jeigu įmonė nedirba su kažkokiais konkrečiais užsakymais, o pavyzdžiui, tiesiog nuolatos tam tikrais kiekiais gamina kažkokią standartinę produkciją arba teikia standartinės paslaugas, nesiorientuodama į konkrečių užsakovų specifinius poreikius, tada savikainai apskaičiuoti naudojamas procesinis metodas. Ir tada tiesiog apskaičiuojama per mėnesį pagamintų kažkokių standartinių produktų savikainą arba, jeigu teikiamas paslaugos, tai reiškia apskaičiuojama per mėnesį suteiktų tų standartinių paslaugų savikainą. Ir taikant procesinį metodą, visa gamybos išlaidų apskaita vedama būtent pagal tą procesą, kuriame arba teikiamas paslaugos, arba gaminami kažkokie materialūs gaminiai. Na, priklausomai nuo vykdomos veiklos ypatumų gali būti taikomas procesinis paprastasis metodas arba fazinis metodas. Paprastasis metodas taikomas tada, kai vykdomas vientisas gamybos procesas, kurio tiesiog neįmanoma arba neracionalu suskaidyti kažkokias atskiras dalis, atskirus etapus. O fazinis metodas taikomas tada, kai gamybos procesas yra įvairialypis, sudėtingas, trunkantis ilgesnį laikotarpį ir tada gamybos procesas suskaidomas į atskiras dalis, kurios vadinamos gamybos fazėmis. Gamybos fazė tai yra tiesiog technologinių operacijų visuma, kurią perėjęs produktas pagal savo savybės ir tolesnį panaudojimą tampa kitoks. Ir fazinio metodo atveju visa gamybos išlaidų apskaita vedama ne pagal vieną procesą, o pagal keletą procesų, kitaip tariant, pagal keletą gamybos fazių. Dar priklausomai nuo gamybos ypatumų gali būti taikomi du fazinio metodo būdai, tai yra nepusfabrikatinis ir pusfabrikatinis būdai. Nepusfabrikatinis būdas naudojamas tada, kai kiekvienoje tarpinėje gamybos fazėje apdorotas gaminys neturi dar savo pirkėjo arba kažkokio kito galutinio vartotojo, tol, kol tas gaminys nebus apdorotas technologiškai visiškai iki pat pabaigos visose gamybos fazėse. Taikant šį nepusfabrikatinį būdą, visos gaminant produktą padarytos išlaidos įvairiuose gamybos tarpinėse fazėse, tol, kol produktas nėra visiškai užbaigtas, bus laikomos tiesiog nebaigtos gamybos išlaidomis. O kada tas produktas jau bus perėjęs visas gamybos fazes, technologiškai bus pabaigtas, tada bus apskaičiuojama jo savikaina, o tą savikaina sudarys visose ankstesnėse gamybos fazėse sukaupta
išlaidų suma tenkanti tiesiog tam produktui. Na, o kalbant apie pusfabrikatinį būdą, tai jisai naudojamas tada, kai gaminami tai vadinami pusgaminiai arba pusfabrikačiai. Na, pusgaminiai tai yra laikomi ne visiškai baigti gaminiai, kurie vis tiek gali būti jau iš karto parduoti, nors nėra technologiškai dar baigti iki pabaigos, arba gali būti parduoti, arba sunaudoti kažkokiom įmonės vidaus reikmėms. Na ir tada, jeigu po tarpinės gamybos fazės gautos pusgaminis bus parduodamas, tiesiog reikia žinoti savikainą. Nes uždirbdami pajamas iš tokio pusgaminio pardavimo mes turėsime žinoti, o kokios sąnaudos reikia priskirti toms pajamoms uždirbti. Tai reiškia, reikia apskaičiuoti pusgaminio savikainą po kiekvienos tarpinės gamybos fazės. Ir tiesą sakant, įmonėse dažnai nesigauna taikyti kažkokio tai gryno užsakyminio metodo arba gryno procesinio metodo ir tenka kombinuoti elementus iš užsakyminio ir procesinio metodų, tada tiesiog gaunasi toksai derinys, abiejų metodų elementų derinys, kuris tiesiog vadinsis mišrus metodas. Ir tų mišrių metodų irgi variantų gali būti įvairių, nes tai priklauso jau nuo įmonės vykdomos veiklos ypatumų, nuo pasirinkto išlaidų apskaitos modelio. Na, bet kokiu atveju buhalteriui, kuris apskaičiuoja produktų ar paslaugų savikainą, tiesiog pirmiausia reikia žinoti vykdomos veiklos ypatumus, šiuo atveju technologinius ypatumus, kad būtų galima pasirinkti labiausiai tinkantį savikainos apskaičiavimo metodą.